sveiki visi, kaip ir žadėjom, pabandysim neužtrukti, padarysim jums transliaciją ir atsakysim, ką klausėt, kiek įmanoma papasakosim, paaiškinsim, jeigu turėsit kokių klausimų dar papildyti, parašykit, po to į pabaigą pasižiūrėsim, galėsim papildyti, atsakyti, dar šiek tiek palauksim, tiesiog jeigu kažkas prisijungsite, kad spėtumėt nuo pradžių ir nereikėtų po to atsisakinėti. Tai jo, kaip jautiesi, Deimantė? Jo, galvoju, reikia gal prisistatyti. Čia Lolita, aš Deimantė. Aš jau taip įsivaizduoju, kad visi žino, jau nieko nereikia. Jo. Tai šiandien mes tokios kontrastingai nuo praeito karto, nuo tų nuotraukų, kurios turbūt matėt, tokios pasipuošę, tokios verslininkės, tai šiandien labiau galvojam pasirodysim, kokia yra realybė. Tai kaip paprastai būna, megztinis, kimpos ir sėdim pas save ant sėdmaišio ir sprendžiam problemas. Tai taip pat ir norėjom pasirodyti. Tai va, šiaip bendrai labai džiaugiamės, tokio gal gyvo pasisakymo nebuvo, buvo tik tai tekstai, bet tik tai dar kartą noriu paminėti, kad mes labai džiaugiamės šituo įvykiu, mes labai džiaugiamės, kad mums pavyko taip padaryti, kad taip susiklostė aplinkybės, nes tikrai turėjo daug dalykų eiti vieną krūvą, kad pavyktų tokį didžiulį žingsnį padaryti ir kažkaip tai labai tikimės, kad bet kuriuo atveju visom bendrom jėgom visiems galutinis variantas, tai iki ko mes kažkada užaugsim ir nueisim, kartu bus labai pozityvus, labai teigiamas ir kiek pažįstat, ypač iš Fleimo pusės, tai visi suprantat, kad bus tik geriau, nes blogiau jau tikrai nepadarysim. Tai va, tai norėtumėm gal tiesiog kitus žmonės, kurie nepažįsta, kurie lanko Pole Dance Vilnius, ar ne, ir kurie dabar jau, kaip sakant, keliaus po mūsų sparneliu, tai irgi šiek tiek nuraminti, šiek tiek galbūt padrasinti ir nuteikti pozityviai, kad tikrai viskas, ką darysime, bet kuriuo atveju bus tik tai į teigiamą pusę. Tai va, tai aš manau, kad mes pradėsim ir tokį patį pirmą klausimą palikom patį smagiausią ir tikrai nekartą girdėtą, tai kiek kainavo įsigyti Pole Dance Vilnius? Tai aš pasakysiu taip, šiaip kalbėti apie pinigus nei man, nei Deimantei nėra tabu ir jeigu tik galėtume, mes jums tikrai pasakytumėm, bet mes negalime to padaryti dėl elementarios priežasties, mes turime pasirašę konfidencialumo sutartį, kada vykdėm šį sandorį ir mes tokios informacijos dėja negalime ištransliuoti niekaip nei viešai, nei kažkur kitur. Tai vien dėl šios sutarties mes negalim atskleisti tų jau detalių, kiek mums kainavo visas šis, sakykime, stebuklas atsiradęs jo. Tai va, tai nuvilsiu, bet daug ką galim gal šiaip papasakoti, kitais dalykais pasidalinti, bet šios informacijos dėja negalim pasakyti. Mes pasirašėm visą šūsnį dokumentų, jūs net neįsivaizduojate, kiek ten daug buvo, ten gal 39 iš vis lapai ir 36, aš jų nebeatgaminu. Dar kai kurie tęsiasi ir dar liko tam tikri aktai, kuriuos dar reikia po gegužės 1 pasirašyti. Tai tiesiog tikrai esame apribotos ne vieno to konfidencialumo, konkurencingumo susitarimo ir dėja, bet negalim tos informacijos atskleisti. Juolab, kad ir Lina yra įtraukta šitam momente, tai būtų gal tikrai labai neetiška. Tai kam labai smalsu, aš tai siūlau turbūt galvoti tą seną gandą, kur yra apie mus toksai su Lolita, kad mums viską vyrai nuperka. Ne. Ką, keliam toliau? Jo, važiuojam toliau. Tai ar netolimoje ateityje neliks PDV ir bus tik tai Fleimas? Tai čia turbūt ir apie pavadinimą visas šitas klausimas apima ir ar apskritai rebrandinsim ir taip toliau visos detalės. Tai žinokit, tikrai to atsakymo tokio vieno nėra, kad tikrai neliks Pole Dance Vilnius pavadinimo ar kad bus vien tik tai Fleim. Mes labai puikiai suprantam, kad Pole Dance Vilnius pavadinimas iš techninės pusės, iš SEO pusės, iš visų tinklapių ir įdirbio galų gale, kurį jisai turi 12 metų, kad jisai yra nenuginčijamai stipriausias. Ką galima turėti, tai mes būtume mažiausiai kvailos, jeigu taip paprastai leistumėm savo viską tai užbraukti. Bet iš kitos pusės mes labai mylim ir savo Fleim pavadinimą ir jis yra mūsų kūdikis ir tikrai labai brangus ir labai daug reiškia. Tai mes turėsim labai didelį galvosūkį, kaip apjungti, kaip galbūt abudu tuos pavadinimus panaudoti brandinge ir visgi išlaikyti abudu. Ar atsiras kažkokie tarpiniai variantai. Tai tiesiog, dabar, kiek mes šiandien pasirašymo, turim 10 dienų praėjusių, tai tikrai dar anksti apie tai kalbėti, bet yra daug labai gražių minčių. Tai bet kokiu atveju aš manau, kad Pole Dance Vilnius vis tiek vienaip ar kitaip jisai
kažkur šmėžuos, ar tai tinklapio formate, ar mes galbūt patį pavadinimą kažkaip pakoreguosim ir pridėsime prie jo dar Flame'o opciją. Tai visa tai bus sprendžiama tikrai per artimiausius metus, porą metų ir bus kažkokie dideli sprendimai daromi, bet vienareikšmiškai judėsim link vieningo, nebus taip kaip dabar yra, kad du skirtingi brandai ir tai yra tik tai laikinas tikrai sprendimas, kol ateis tie visi kiti sprendimai. Jo, jeigu klausimas labiau buvo susijęs ne vien apie pavadinimą, apie pačią struktūrą, nes gal čia irgi galėjo būti labiau klausimas net dėl to. Tai irgi tikrai nėra taip, kad mes turime Flame'ą ir dabar ateiname į Pole Dance Vilnius ir dabar viskas yra taip, kaip mes darėme iki šiol. Taip nebus. Mes turime irgi duoti savo laiko pasižiūrėti ir išsirinkti, kurie dalykai, kurioje studijoje buvo stipresni ir geresni. Tuos ir paliksim. Tai renkantis prieš bet kokį kitą sprendimą, taip mes ir darysime juos, kad turim įsitestuoti ir pasižiūrėti, kas kur veikia geriau, kuris dalykas geresnis ir tas vienas turbūt galiausiai ir liks. Tai tikrai nebijokit, nėra taip, kad Pole Dance Vilnius staiga bus absoliučiai paremtas tuo, ką mes turime Flame'e iki dabar ir, sakykime, atvirkščiai vis tiek iš dviejų variantų kažkuris laimės, kuris bus geriausias visiems. Taip, ar sekantis klausimas, ar vienas abonementas galios visose studijose? Tai vienareikšmiškai galiu pasakyti tikrai taip, tik tai, dar negreitai. Iš viso mūsų pirminė vizija, kai mes atidarinėjome Flame'ą, kokia buvo ta pirminė vizija, dėl ko mes darėm tą tvarkaraštį, kuris nėra paremtas grupėmis. Mes neturime grupių sistemos iki šiol, mes nepririšame žmogus prie konkrečios grupės, mes turime lygius, turime skirtingas treniruotės, bet kiekvienas žmogus turi pilną teisę vaikščioti, kurį laiką jam patogu, kuri grupė jam tinkama ir registruoti savarankiškai pagal kartus. Tai čia jau vien yra didelis labai pliusas ir mūsų pagrindinis noras, ką mes norėjome duoti žmonėms, tai tą laisvę rinktis ir labai norėjome taipogi duoti žmonėms galimybę turėti tą laisvą tokį tvarkaraštį ir lengvai adaptuotis, jeigu tu negali ateiti įprastai, kaip, pavyzdžiui, trečiadienį, tu gali persirašyti kažkokį kitą tau tinkamą laiką ir koreguoti pagal savo gyvenimo būdą. Jeigu iš vis tu negali prisirišti prie vienos dienos, tai tobulai tu gali vaikščioti taip, kaip tau patogu. Tai tas vienas abonementas irgi apjungia šitos vizijos tematiką, nes norėjau susikurti tokius namus ir tokią studiją, kurioje žmogus iš esmės gautų viską, kad jam būnant su mumis ir pas mus tikrai nebereikėtų kažkur papildomai eiti, nereikėtų galbūt ten labai kažkokių tai ieškoti papildomų studijų, nes būna kartais, kad tu nori vieno trenerio, nori kito, nori galbūt ir to ir ano, ir ta viena studija tau gali galbūt to nesuteikti, tai mes tikrai darysim šią galimybę ir šią laisvę jums rinktis, vaikščioti, migruoti ir turėti opciją lankytis visose trijose, tai čia vienareikšmiškai, tik tai, tai šiek tiek užtruks, nes turime suvienodinti visus techninius momentus apskritai ir treniruočių ir viso kito, kad tai galėtų įvykti, nes kol kas yra dar per daug skirtumų tarp studijų dėl elementarių ten grupių, trukmės ir taip toliau. Tai kada visa tai bus jau suvienodinta, kad mes galėtume paleisti tokį pasiūlymą, tai tikrai taip. Tiesiog šiek tiek kantrybės, duokit mums truputį laiko ir galiausiai tikrai galėsit vaikščioti kur tik norit ir kiek tik norit. Aš praplėtosiu šiek tiek, mes labai tikim, kad tikrai geriausias progresas yra pasiekiamas, kai miksuojami treneriai. Kai tu neprisiriši ir neįklimsti į tą vieną mokyklą, kad ir koks nuostabus ten jūsų treneris būtų pats geriausias, pats stipriausias, ten ryškiausius six-packų ir panašiai, bet yra esmė, kad jūs vis tiek greičiau tobulėjat ir aš tikrai ir savo kailiu tą esu išbandžius, tik pakeitus, tik gavus kito žinių, kito praktikų, kito metodikų ir su mūsų sistema jūs iš tikrųjų galite tą pasiekti ir galėsit savo laiku tą pasiekti. Tai va, dabar pereinam prie kito klausimo, labai susijęs su tuo abonementu visose studijose, bet tiesiog ar bus bendra VIX sistema, kai bendrai veiks registracijos ir abonementai. Tai kaip Lolita pradžioj minėjo, mūsų tikslas yra išsitestuoti, pasižiūrėti ir mes tikrai tam skirsim vasarą ir dar turbūt toliau negu vasarą, nes taip greit dalykai tokie nevyksta. Tai tiesiog stebėsim ir ieškosim, kas veikia geriau. Tai negaliu šiai dienai pasakyti, ar visgi VIX-as yra stipresnis, ar visgi Sportinas yra stipresnis.
tiek, kiek teko dabar per 10 dienų jau susidurti, aš jau turiu prieigas, pradėjau po truputį testuoti, žiūrėti, tai man kol kas vienas dalykas labai iš sportino pusės atrodo kaip minusas, nes jie negeneruoja faktūrų. Jie negeneruoja faktūrų ir tiesiog neplanuoja plėtoti šito funkcionalumo ateityje. Mūsų atveju, turint didelę įmonę, tai tos faktūros yra vienas iš esminių dalykų, ypač kai jūs darot pirkimą per tą sistemą, tai atrodo labai savaime suprantamas dalykas, kad ta faktūra turėtų išsigeneruoti ir tam nereiktų atskiro papildomo darbo. Tai va, o mes su Viksu tikrai turim labai daug funkcionalumo, esam išplėtoję ir iki laukiančiųjų sąrašų ir labai daug automatizacijų įvairiausių yra padaryta. Ir iki šiol dar, tiesą sakant, dėl tam tikrų priežasčių mes visų tų funkcionalumų net negalėjom galbūt naudoti, kokiu jisai turi, bet dabar, kai mes jau būsime tokie dideli, tai atsiveria labai daug dar kitų durų ir dėl finansinių dalykų. Tai dabar irgi lygiai taip pat pirkimas yra pas mus per tą Viksą jau atidarytas ir viskas vyksta automatiškai. Bet tam galutiniam atsakymui, ar tai bus Sportinas ar bus Viksas, visgi aš negalėčiau šiandien dar sakyti, tai tam reikia didesnės analizės. Mes gegužę planuojam kokybės apklausą paleisti, Poldets Vilnius visiems nariam, tai ta apklausa irgi labai daug mums duos žinių ir padės priimti tam tikrus sprendimus, nes jūs mums tikimės atvirai papasakosit, kas jums patiko, nepatiko, kaip jūs vertinat tą pačią rezervacijų sistemą ir taip toliau. Tada mes turėsim atspirties tašką ir galėsim tada jau giliau lysti ir spręsti. Taip, aš galiu tik atspėti, kad vis dėlto liks Viksas, bet čia spėjimas, čia ne garantija, bet mano nuojauta tokia, kad mes vis tik liksim prie Vikso sistemos, nes kažkaip atrodo, bendrai žiūrint, taip labai atrodo priimtinesnė daugelėje vietų. Bet sakau, galim ir klysti. Taip, ar visos PDV Poldens Vilnius trenerės išliks bendruomenė ir bus galimybė treniruotis pas jas toliau, ar treneriai nesikeis? Kol kas tikrai nesikeis niekas, bent jau iš mūsų pusės. Mes turėsime, aišku, dar susitikti, pašnekėti, susipažinti artimiau su kiekvienu, tikrai nespėjom dar to padaryti, bet galime nuraminti, ypač Poldens Vilnius žmonės ir klientus, kad jūsų trenerių niekas niekur nestums ir nevarys tikrai lauk, nebent patys sugalvoti išeiti, kas jau čia jau nebe mūsų valioje. Bet šiaip tikrai norime išlaikyti viską taip, kaip yra ir iki rudens apskritai nedaryti jokių pokyčių, nei kažkokių tai labai tvarkaraštyje, tik tai tuos esminius, kuriuos reikia daryti artėjant vasarai, elementariai paleisti vasarinį tvarkaraštį. Bet tikrai jūsų mylimų trenerių mes neplanuojame keisti. Vienintelis, ką galbūt norėčiau padaryti rudenį, tai pradėti po trupučiuką kažkokias tai nedidelės migracijas ir galbūt pabandyti, jeigu treneriai, aišku, norės, kad kažkas iš dirbančių tenais galbūt ateitų pas mus vesti treniruočių, bet čia tokie, maži žingsneliai. Iš mūsų galbūt kažkas nueitų tenai, kokią vieną kitą pamoką turėti, kad jūs irgi susipažintumėt, pamatytumėt, galų gale gali taip atsitikti, kad pavadavimo metu jūs sutiksite trenerį ir iš kitos studijos, nebūtinai iš tenais, nes šitas tikrai yra realus dalykas, jeigu mes, ieškosim pakeitimo ir kažkas galės iš kitos studijos atvažiuoti ir pakeisti, tai tokius dalykus tikrai darysime, bet čia vienkartiniai. O šiaip bendrai tikrai visi treneriai liks. Noriu tikėti, kad su visais surasime kažkokį tai bendrą kompromisą ir, kaip ir sakau, nieko neturime jokių planų griauti, keisti ar ten okupuoti jau esamų treniruočių. Žiūriu, kad atsakėjai man į mano klausimą. Oi, gali būt. Sekantis buvo, ar Poldens Vilnius treniruotas ves ir treneriai iš Flame, tai trumpai turbūt, kad tikėtina, kad taip. Mes gegužę jau turim susiplanavę susitikimus su kiekvienu individualiai ir su savo merginomis kalbėsime. Tai tų susitikimų gyvų individualių metų tikslas yra geriau pažinti ir susipažinti su kiekvienu treneriu artimiau. Mes lygiai taip pat užduosim klausimus, koks yra idealus krūvis, kokio jie tikisi, kokioje studijoje jie nori dirbti, ar jie nori dirbti per kelias studijas, ar jie norėtų vesti pamokas ir Flame, tai mes visą tą informaciją susirinksim ir tada per vasarą mes galvosim, ką su jie daryti ir tada rudenį galbūt kažkokie jau bus tie pokyčiai. Lygiai taip pat dėl tvarkaraščio Valolita minėjo, kad nėra planuojama tų pakeitimų. Tai irgi patikinu, nuraminu tuose visuose dokumentuose, kuriuos pasirašym, tai yra netgi 3 ar 4 mėnesių dabar tarpas nuo pasirašymo, tai yra nuo balandžio, kurio metu mes tų pokyčių net ir negalime daryti dėl to, kad pasirašėm. Tai čia dar vienas iš nuraminimo faktorių. Tai
tvarkaraščių pokyčių drastiškesnių ar ten jau migruojant treneriam galime tikėtis tik nuo rudens. Taip, ar keisis treniruočių trukmė Pole Dance Vilnius? Taip, Pole Dance Vilnius turi ilgesnės treniruotės negu mes Flame'e turime valandos laiko trukmės, praktiškai beveik visas, ten išskirtinais atvejais esam prailginę trupučiuką. Tai taip, vieno tokio 100% atsakymo vėlgi aš jums kol kas negaliu pasakyti, nes čia vat yra ta vieta, kur mums reikia šiek tiek prasitestuoti. Mes, kai atidarinėjome Flame'ą, aš turėjau taipogi patirties dirbant ir kitur, ir su kitokiomis sritimis, ne vien su Pole Dance'u. Tai kažkaip buvo labai įprasta ta valanda ir patirtis labai paprastai sako, kad iš tikrųjų valandos užtenka dirbant mažesnėse grupėse, kas yra po vieną žmogų prie stulpo, tai pas mus, pavyzdžiui, yra tik tai maksimum 9 arba 8 žmonės daugiausiai vienos treniruotės metu. Ir to dėmesio tikrai užtenka, to laiko tikrai užtenka ir kas nori atidirbti, atidirba ir per valandą. Kas nenori, tai gali būti ir pusantros ir tas žmogelis tiesiog, dažniausiai būdavo, kai treniruotė yra ilgesnė. Tai iš praktikos gaunasi, kad tas laikas ne visada yra produktyviai išnaudojamas. Labai dažnai gaunasi, kad tos ekstra 15 minučių, jos yra skiriamos, tokiai, bet pastovėjimui, paplėpėjimui, dar kažkam ir automatiškai, žmonės iš esmės padaro tą patį, tik tai per ilgesnį laiką. Bent jau čia mano ankstesnė tokia patirtis. Tai kol kas negaliu pasakyti, faktas, kad mes turėsim priimti sprendimą ir tikriausiai padaryti vienodai, nes jeigu mes norim galimybės lankyti visose studijose, tai būtų logiška, kad bus kažkokia viena sistema, vienodai pavadinimai, vienodos tos treniruotės, tiesiog išskirstyta lygiai ir automatiškai turėtų būti ir trukmė atitinkama, nes, iš karto kyla klausimas, kodėl čia ilgiau, o čia trumpiau ir aš, tarkime, moku tą patį, kaip pavyzdys. Tai kol kas nežinau, kurį sprendimą mes galutinai paliksime, gal rasim kažkokį tarpinį variantą, pasižiūrėsim, bet aš pati ketinu pasivaikščioti, pabūti treniruotėse, dabar jau turiu šitą prabangą, gal pabūti kartu su jumis, pasportuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo tos ilgesnės treniruotės, kaip viskas veikia ir tada priimsim kažkokį ateities sprendimą, bet vėlgi kartu jau su didesniais pokyčiais šiuo metu. Tikrai, manau, gal dar net ir ne vien 3 mėnesius, bet gan ilgai šito dalyko mes bent jau kurį laiką nekeisime, o jeigu ir keisime, gali būti, kad galbūt Flame'ą sugalvosim padaryti ilgesnės, tai čia jau pamatysim, kaip geriau viskas veiks. Čia tas pokytis šiaip tikrai lipdysis prie rezervacijų sistemos pokyčio ir tada apskritai to bendro kažkokio suvienodinimo, netgi pamokų pavadinimų, užsiėmimų, tai viskas savaime ilgainiui, palaipsniui. Bet ką dar norim turbūt, ką galim nudžiuginti, manau, čia nėra paslaptis, tai ką mes turim Flame'e ir kas yra didžiulis pliusas, ko neturi, nežinau, gal ne visai, negaliu sakyti visos studijos 100%, bet kad tokio kiekio neturi, tai turbūt tikrai. Mes turim labai daug Open Gym laikų ir mes turim labai didelės galimybės žmonėms sportuoti savarankiškai. Turint narystės, tai yra įsiskaičiuoja tie kartai analogiškai ir laisvam sportui. Jūs turite galimybę ateiti daug treniruoti savarankiškai, kas sukuria didelę irgi erdvę tiems, kurie nori daugiau pasportuoti. Ir čia vėlgi vyksta tokia šiek tiek tarsi kompensacija, jeigu atrodytų, kad jums valandos treniruotės nėra gana, ar jūs norite kažko daugiau, ar jūs keliaujate į varžybas, ruošiat pasirodymus ir visą kitą, jūs turėsit tam galimybę ir tikrai turėsit tam erdvę. Tai šitą dalyką mes tikrai paliksim kaip yra Flame'e ir jau čia bus didžiulis pliusas Pole Dance Vilnius nariams, nes jūs irgi galiausiai turėsite tą Open Gymą, turėsite tą galimybę ir galėsite eiti užkariauti pasaulį, ruoštis, treniruotis ir, žodžiu, tikrai šitą duosim būtinai, nes tai yra labai didžiulis ir fainas pliusas ir mes matom, kokie laimingi yra mūsų nariai tą galimybę turėdami ir mes ją tikrai palaikysim ir toliau. Tai va. Open Studio labai yra lankomas, mes sezono metu turėdavome netgi 5 laikų variantus per savaitę. Dabar išeinant į vasarinį tvarkaraštį jau likome ties 4, nes tiesiog šeštadienis vasarą, patys puikiai suprantat, truputį apie kitas veiklas būna. Tai, pavyzdžiui, sekmadienio vakarą mes turim ir padarėme netgi 2, anksčiau buvo 1, tai dabar išskyrėme, padarėme 2 sesijas vien dėl to, kad ten būdavo pilna ir visada laukiančiųjų sąrašas, tai dabar yra tiesiog abudu pilni, pilnai po 9 žmonės, 2 iš eilės, tai tas Open Studio yra labai didelis benefitas, bent jau mūsų nariam, tai tikime, kad ir Pole Dance Vilnius nariai įvertins šitą dalyką. Ir šitoj vietoj judu dar prie sekančio klausimo, aišku, jau kaip ir atsakėm, ar keisis PDV treniruočių sąlygos ir kainos turbūt esminis, tai
Apie kainas galiu tai pasakyti. Jeigu keičiasi kainos, tai vadinasi, turi įvykti kažkokie ženklus, ryškus pokyčiai. Turi arba pagerėti kokybė inventoriaus, arba įvykti kažkokie atnaujinimai, arba turi tiesiog mum iš išorės jau veiksnių, iš nuomos ateiti kažkokie pabrangimai ar panašiai, arba turi būti labai didelė infliacija rinkoje, kažkokie pokyčiai apskritai ir tada verslai kelia kainas. Niekas nekelia kainos šiaip susigalvoja, kad atėjo laikas pakelti tą kainą, tai mes irgi to nedarome niekada šiaip sau, tai jeigu kainos kažkada ateityje ir keisis, tai tikrai tam bus pagrindas ir bus įvykę kažkokie dalykai ir teigiami pokyčiai, dėl ko tos kainos keistųsi. Šiaip kiek iki šiandien teko pamatyti kainyną, tai mes esam labai panašiam lygmenyje. Aišku, nepavyksta taip identiškai palyginti, nes vis tiek kitas tas apskaitos metodas, kalendorinis mėnuo, grupių principas, bet jeigu taip atrasti narystę, kuri yra, tarkim, 3 kartai per savaitę, kas išsikonvertuoja į 12 kartų per mėnesį Poldens Vilnius ir 12 kartų pas mus, tai man atrodo, ten ta kaina labai panaši. Tai mes trumpuoju laikotarpiu tikrai jaučiamės gerai ir nėra planų kažką labai koreguoti šitoje vietoje. Ar atnaujinsite studijos inventorių, o gal ir pačią studiją, ar atsinaujins studijos bendrai? Tai pasakysiu taip, tikrai kažkokių pokyčių bus, nebijokit, tikrai nebus visur geltonų sienų. Kažkodėl visi taip pagalvoja, kad dabar staiga mes perdažysim visose studijose į po vieną geltoną sieną, taip tikrai nebus. Mes geltoną sieną turim grinai dėl pavadinimo, dėl fleimo, čia irgi toksai dalykas, tai kažkoks tas rebrandingas, kai įvyks ir galbūt šalia to ir ta spalva gali keisti, o gal atsiras tiesiog antra, nežinau. Kažką mes tikrai norėsim pakeisti, nes aš manau, kad daug yra baltų studijų apskritai ir tas toksai paprastumas, baltumas, viskas su juo yra fainai, bet jis trupučiuką jau turbūt numirė šiai dienai, jau norėtųsi kažkokių pokyčių, yra daug gražių sprendimų, būtent kalbu apie jau interjerą, apie galbūt sienų spalvą, dekorą, kažkokias tai apšvietimus, mes irgi esame čia pasidarę ir ką galėjom tą jau čia tikrai prikūrėm pas save, tai dabar atsiranda naujos erdvės irgi toms idėjams įgyvendinti, tai kada tikrai atsiras kažkokių minčių, tai manau, kad taip, kažkokius nedidelius pakeitimus mes darysime, nu tai galbūt pirmieji galės būti kažkokie tokie vizualūs, kaip ir sakau, sienų perdažymas, spalva, apšvietimas, kas vėlgi pagerintų bendrą vaizdą, jūsų video gražesni būtų, nuotraukos ir apskritai būtų jaukiau būti erdvėje. Dėl inventoriaus nelabai galiu daug irgi atsakyti, nes kol kas mes fiziškai nelabai buvom, netestavom iš vis, dar net raktinį turim, tai nieko labai negaliu jums pakomentuoti, mes praeisim tikrai pasidarysim auditą, pasižiūrėsim, ką reikėtų pakeisti, kas jau galbūt atgyveno, ką reikėtų atnaujinti ir tada kažką po trupučiuką judėsim, kažkokių didelių kardinalių statybų neplanavome ir ten tikrai negriausim iš pamatų, bet su laiku kažką kiek įmanoma, kiek jėgos finansai leis, mes atnaujinsim, pabandysim pakeisti į geresnes sąlygas. Žinau, kad ir stulpam jau ten pakankamai daug metų, tai irgi reikės prasitestuoti, pasižiūrėti. Gal kažkada vėliau prieisim tą momentą, kai reikės galvoti, ar jie vis dar atitinka, ar jie tinkami, nes mes labai mėgstam ir bent jau čia spiną daug naudoti, nežinau, kaip tenais yra su spina. Ar jūs mėgstat ar nemėgstat, tai vat reikės irgi išsitestuoti, kaip veikia, ar visi techniškai tvarkingi, ar viskas yra gerai ir tada žiūrėsim. Tai kažkokie pokyčiai bus, viską bandysim padaryti gražiau ir tikrai, gan lėtai, tokio kažkokio drastiško, kad užsidarome ir ten dabar 2 savaitės čia renovacija ir tada atsidarome ir ten 2 mėnesius, tokio neplanuojam, po trupučiuką irgi, kad nebūtų tų didelių pauzių, didelių kažkokių uždarimų. Ką pabandysim. Ir kai ateis kūryba ir mintis, jeigu turit kokių gražių idėjų, atsiųskit, tikrai būtų fainai, nes būna pamatai, prisisaugai tiek apšvietimo, tiek galbūt spalviškumo, tiek galbūt kažkokio dekoro, tai arba šiaip, jeigu turėsit pastabų, nebijokit, tikrai parašykit, mes aišku apklausą padarysim, jūs galėsit tenai pasakyti viską, kas tinka, patinka, kažkas neveikia, veikia, tai tuo pačiu irgi tai bus lengviau, nes mes kai naujai užėjom į tą aplinką, mes tikrai galbūt daug ko nežinom ir gal ne viską galėsim pamatyti taip greitai ar sužinoti, tai jeigu padėsit, bus daug lengviau kažką pagražinti.
Taip, dėl to tikrai tikslas yra ir į treniruotės pasivaikščioti pačiom, tai tikrai skirsim laiką vasarai, pamigruosim, pabandysim. Neišsigaskit. Mes juokavom, kad jeigu, pamatysite mus kažkokioje treniruotėje, tada visi stovės įsitempę ir visi galvos, kad čia auditas ir tikrinam trenerį, tikrinam žmonės ir dabar žiūrim, ko čia baigsis ir čia galbūt dedame varneles, žinot, ten kažkokioj savo lentelėje, čia gerai ar negerai. Ne, tai tikrai tikslas nėra toksai, tikslas yra grynai susipažinti tiek su jumis, tiek apskritai su aplinka, nes mes turim patirtį ir mes užsiauginom čia kiekvieną žmogų ir beveik pažįstam kiekvieną žmogų. Dabar yra kažkurių, kur tu nebematai gal, bet didžiąją dalį tu žinai ir ta bendruomenė yra maža ir norisi vis tiek to kiek įmanoma artimesnio to ryšio. Tai lygiai tą patį norėtų sukurti ir su jumis. Dėl to ir norisi pabūti, apsiauti tos batus ir pabūti, pamatyti, pajausti iš vidaus, o ne dėl to, kad ten kritikuoti ar kažką tai. Apsiauti tos batus čia apie kurios batus. Ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, jo. Ir tuos ir kitus. Tai va, tai sakau, tikrai nenustebkit, nežinau, bandysim kažkaip tai susidraugauti, pasižiūrėti. Ne, šiaip labai rimtai, žinokit, aš kiek esu Flame'e, aš visus tos 5 metus, aš vaikštau į treniruotės ir mūsų treneriam tai nėra kažkas tokio, aš einu ir eisiu ir aš neketinu iš to sporto trauktis, tai tiesiog dabar atsiveria daugiau tų galimybių, tai tikrai kažkur pasimatysime pamokose ir pas jūs. Tai va, tai liko dar man kažkas. Ar atsinaujins tvarkaraščiai, bus daugiau treniruočių ir treniruočių laikai. Tai irgi jau ankstesniuose klausimuose kaip ir aptariam, ir dėl trukmės, ir dėl laikų, tai iki rudens tikrai jokių pokyčių, važiuojam su tuo tvarkaraščiu, ką jūs turite. Tiesiog, kaip suprantu, yra periodiškai jungiama ar prirenkama naujų, kiek man pasakojo, pildomos tos esamos grupės. Tai tiesiog šitie dalykai išlieka, viskas, kas buvo įprasta ir kaip veikdavo iki šiol pagal Poldens Vilnius valdymą. O rudenį tai priklausys nuo to, kaip pasikalbėsime su treneriais, išsiaiškinsim visų lūkesčius, norus ir matysim, kas kur nori dirbti, kas kokio krūvio nori ir bandysim tada dėlioti ir tada turbūt atsiras kažkokie minimalūs tiek tvarkaraščio jau pokyčiai. O kalbant apie treniruočių įvairovę, tai tikrai galėsit anketoj papasakoti, jeigu yra kažkokių minčių. Tikiu, kad ir treneriai galbūt mums pasakys savo visas idėjas ir panašiai, tai mes tikrai labai esam už, įsivertinsim, spręsim, analizuosim, klausysim ir galų gale judėsim kažkur. Turbūt dėl tų, ar bus daugiau treniruočių, aš manau, paprastai atsakant tikrai taip, nes vienas dalykas ruduo, grįžt sezonas, tikrai kažko bus daugiau. Labai didelis tikslas ir fokusas bus turėti treniruočių ir ne vien populiariais laikais, nes vakare mes turime, pavyzdžiui, 3 grupės ir mes daugiau negalim tuo metu turėti, nes daugiau nėra valandų, ar ne, tai prastų, bet yra kitos valandos, kurios tikrai daugelis žmonių yra patogios ir sujungus dabar visas šitas 3 studijas, aišku, ne visose vienu metu, bet aš tikiu, kad mes išskirstysime ir tikrai turėsime ir pietinės treniruotės, turėsime ir, tarkim, 11 valandą, kas irgi labai geras laikas. Mes turim dabar Flame ir labai ankstyvą rytinę grupę irgi, kur pakankamai tikrai geras laikas tiems, kurie vis tiek anksčiau keliauja į darbus ir gali pasportuoti. Tai va tokių laikų tikrai bandysim išplėsti, nes tai yra irgi labai geras laikas, tarkim, nestandartiškai dirbantiems žmonėms, ne visigi mes dirbom ar ne nuo 8 iki 5. Tai va, tai šitą dalyką irgi labai būtinai, galiu paakcentuoti, kad bandysim padaryti ir atsivers galimybės lankyti grupinės treniruotės ir dieniniais laikais, nes, man atrodo, Poldens Vilnius to labai kažkaip neturi. Šiuo metu yra tik tai vakarai. Tai va, tai šitą tikrai bandysim gaivinti, kurti, apjungti kažkaip, išbarstyti per visas 3 ir, padaryti. Gal va čia galės atsirasti kažkokie pirmesni pokyčiai su kažkokiam bendresnėm narystėm, pasižiūrėsim, kaip tai veiks, bet būtų smagu sukurti tokią erdvę žmonėms, kurie nenori eiti, pavyzdžiui, iš vis į vakarinę pusę, bet turi galimybę ateiti dienos metu ir, nebūtinai tai vien gali daryti privatų. Pagrindų gali ateiti ir grupės. Ką dar tokio galiu pasakyti ne iš klausimų, tai tikrai manau, kad anksčiau ir vėliau bus tas klausimas, tai apie vakarėlius. Mūsų dabar vakarėlis, kaip tik irgi gegužės 18 dieną, tai mūsų bus 5 metai čia. Tai mes toliau tikriausiai irgi bandysime vakarėlius apjungti, nes tikrai nepaveršime
daryti, kad ir po 2 skirtingus, jo, kiekvienoj studijoj, tai įsivaizduokit, čia šį vakarėlį per metus, nu, vienas dalykas ir neproduktyvu bus iš mūsų pusės, nes, nu, tiesiog nesugebėsim suvaldyti. Ir manau, kad tikrai apjungus bus tikrai ir jums įdomiau ir norisi, vėlgi, tas tikslas galutinis yra, kad mes visi taptumėm viena didelė šeima, kad nebūtų taip, kad, ai, čia fleimas, nu, bet čia, o mes čia kažkokie geresni, arba, nu, mūsų čia vakarėlis geresnis, o ten nelabai. Tai mes turbūt vis tiek eisime prie kažkokios bendros vizijos, kadangi ir Pole Dance Vilnius studijų kvadratūra yra didesnė ir galimai leistų mums apjungti tos vakarėlius ir padaryti kartu. Tai tikrai taip, tai pagal tvarkaraštį, na, planas dabar vis tiek mes turėsime gegužę mūsų fleime, o toliau kažkoksai tai vienas vėlesnis, tai vyks jau, žinokit, na, nearčiau kaip vėlyvą rudenį, ar net jau artėjant link kalėdų, tikrai anksčiau vasaros metu nebeplanuojam kol kas jokių vakarėlių ar didelių švenčių, tai turėkit irgi tą omeny, nu, tikiuosi nenusminsit. Bet turėsit pakankamai daug laiko gerai pasiruošti, gerai padaryti, nes, na, mes irgi su vakarėliais tikrai labiau vertinam kokybę, o ne kiekybę ir matom, kad ir žmonėms taip yra geriau, tai pas mus iki šiol vyksta 2 per metus. Tai kai apjungsime visus, pažiūrėsim, arba išlaikysim tokį patį dažnumą, galbūt bet tiesiog jie bus bendri, nu, arba maksimum galbūt padarysime 3 per metus, bet na 3 tikrai... už 3 vietas. Nu jo, 3 už 3 gal irgi. Jo. Tai va, kažkoks toks sprendimas bus, tai tik iš karto irgi informuoju tikrai, nes, na, kas galvojate, ruošiatės ar norite ruoštis, ar ne, tai turėkite omeny, kad, sakau, artimiausią sekantį vakarėlį darysim jau rudens pabaigoje arba per kažkur link kalėdas. Dar planuojame seminarus, tai šito irgi tikrai turėsit, čia didelis pliusas, nežinau, kad Pole Dance Vilnius jau gan senokai vyko šitie dalykai, tai mes tikrai gyvensim, jau esam dėrybose, jau yra užimtos datos spalio mėnesiui ir tikrai čia ne pirmas ir ne vienintelis, manau, kad mes galėsime pavežti dabar daug daugiau, nes vėlgi, kol turėdam vieną studiją, tai na, tekdavo apsiriboti su keliais seminarais per metus. O dabar, jeigu norų bus, tai mes turėsim tikrai ir galim ir ne 2 padaryti per sezoną. Tai čia irgi ta vieta, kur galite atsiųsti, ką norėtumėt pamatyti, ką norėtumėt, kad mes pakviestume. Mes visada susisiekiam, pasižiūrim, įsivertinam sąlygas, galimybės ir jeigu įmanoma realizuoti, tikrai galim realizuoti. Tai drąsiai irgi gali duoti minčių, nes aš praeitą kartą klausiau savo mokinių, ką jie norėtų, kad pakviesčiau, buvo labai juokinga, nes aš gavau daug informacijos su daugybė atletų ir žinot, kas įdomu, nu, vat, aš turiu savo Instagram, aš seku tos savo dievukus ir man atrodo visi tokie, wow. Ir pasirodo, aš gaunu visiškai kitus, kur aš beveik nei vieno, aš net nežinau tų žmonių, suprantat, ir tada tu suvoki, kad, na, taip ir skirtingi tie poreikiai ir tos inspiracijos ir tie žmonės, ir tada, na, aš galiu niekada net nežinoti, kad tokį žmogų galim pakviesti ir kad jisai irgi yra wow, nes aš tiesiog jo neseku ir nežinau, kas jisai yra toksai. Nu, nekalbant apie visiškai tas pasaulinio gal lygio žvaigždės, tai ką noriu pasakyti, tai visą laiką irgi pasakykit, atsiųskit, nes tik tai tokiu būdu galima bus pradėti organizuoti ir pašnekėti, o jeigu galbūt jau būsime aptarę ir šnekės, to žmogum tai irgi galėsiu pasakyti, ar ten įmanoma, neįmanoma ir kokia ta situacija su tais būsimais workshopais, ar jie gali atvykti ir mes galim juos pasikviesti čia nais į Lietuvą. Mums šiaip labai patinka seminarus organizuoti, mums kiek yra tekę Fleime daryti, tai tikrai labai sėkmingi buvo projektai, sėkmingiausias turbūt iki šiol buvo su Anete. Tai mes 2 dienas turėjome iš viso 6 seminarus, čia prieš keletą metų buvo, tai tikrai labai pasiteisina. Apskritai yra nuostabu pasikviesti tuos tarptautinio lygio atletus, išmokti, pamatyti apskritai, kaip jie veda pamoką. Čia kalbu net ne iš kliento perspektyvos, netgi iš trenerio, pamatyti, kaip tas kitas tikras profesionalas su tarptautinio lygio žvaigždė, kaip jisai veda, kaip jisai dėsto, kaip jisai šaukia, nešaukia, kaip jisai muziką parenka, kaip jisai apšilimą veda, nes patikėkit, visi yra tokie skirtingi ir tiek yra būdų. Tai yra fantastinė patirtis ir labai yra naudinga ne tik žmogui ateiti, bet ir mums patiems ir susipažinti, ir plėsti, ir tą vardą, ir apskritai tą pole dance'o populiarinimo Lietuvoje daryti. Ir turbūt paskutinį dalyką dar dėl vasaros, kadangi vakarėlio jau, kaip supratot, nebus, bet nenusiminkit, nes turim irgi vieną labai gražią idėją šią vasarą daryti 1 dienos stovyklą. Tai iš karto išduodu tokį truputį išankstinį pranešimą, bet tikrai dėliosim, klausim iš trenerių, kas norėtų, kas galėtų, dėliosim programą ir dar aišku, nėra aišku, ar viena lokacija bus, ar galbūt per 2 sales bandysim priklausomai nuo tų parinktų seminarų ir tiesiog mintis yra 1 dienos stovykla, ten į ją kokius 4-5 skirtingus
mokslininkus, profesionalus ir jų seminarus sudėti į tokią intensyvią programą. Tai va, tai sekit tiesiog naujienas ir viskas palaipsniui. Mes idėjų labai daug turim, pas mus galvos sprogsta. Jo, tai reikia padaryti. Aš einu pažiūrėsiu dėl klausimų, ar tai čia niekam neparašė, tai man te pasišypsot. Keistas amplua. Ne, lyg ir matau, kad šiaip join, bet man atrodo nematau. Tai buvo laiko klausimą užduoti. Flame Dance Vilnius, čia mums pavadinimą pasiūlė. Flame Dance Vilnius. Kažkas sakė Pole Dance Lietuva dar buvo. Aha, buvo toksai, jo. Pole Dance, nematau, kad jūs čia, lyg ir kažko labai daugiau, ne? Jo, Pole Dance Lietuva gal būtų stipru. Iš tikrųjų. Būtų paraiška tam tikra. Jo. Šiek tiek liūdna, kad mūsų tie pavadinimai, jie, tu negali padaryti. Pole Dance Vilnius Flame. Jūs patys pavargsit, kam nors sakyti, kur lanko. Tai kažką reikės galvoti. Aišku, kažkaip sakau, labai turbūt priklausys nuo marketingo. Kaip mes sugebėsime sujungti, apjungti, ar mes galėsime, tarkim, turėti kažkur kaip ir oficialų flame'ą ir niekas nuo to nenukentės, tai galbūt tada, vis tiek, žinot, pirmas vaikas yra pirmas vaikas, tai aš manau, kad šiaip meilės prasme mes flame'o pavadinimą mylime labiau, bet šiuo atveju teks susitaikyti turbūt su specialistų kažkokiais patarimais ir galiausiai pagal tai. Aš tikiu, kad yra tam tikri sprendimai, nes domenas gali būti vienoks, tada tas domenas nuveda į kitą pavadinimą, tai viskas vis tiek susives į tą turbūt brandą, vaizdą, logo, o kaip jau ar pavyks mums tos techninius momentus išnaudoti savo naudai ir tą Pole Dance Vilnius įdirbį visgi pasilikti, tai čia jau mes tikrai nespręsim turbūt pačios, čia yra labai rimtas apskritai projektas, tas rebrandingas tokių dviejų dalykų atrodo, tai tikrai samdysimės pagalbos. Tai va, bet sakau, mes labai šiaip bendrai esam labai atviros, labai visada klausiam kažkokio ir jūsų to feedbacko, ar nenorim žinoti tuos niuansus, tai jūs tikrai drąsiai rašykit, nežinau, turėsit apklausą, ten bus viskas anonimiškai, gal ne visada drąsu rašyti nuo asmeninės paskyros, ar ne, ir ne viską gal galima taip pasakyti su asmenintai, tai jeigu norit luktelkit, kol paleisime apklausą ir tikrai ten galėsit pasakyti viskas, kas guli ant širdies ir ką norit pakeisti. Jeigu nėra kažkokio nejaukumo, tai visada galite ir asmeniškai parašyti tiek man, tiek Deimantei, bet per bet kurią, iš tikrųjų, anketą ar social medijos erdvę. Ir tikrai, nes suprantat, kaip yra ir fainai ateiti į jau paklotą, tą pamatą, ar ne tą lovą paklotą, bet yra ir to pačiu šiek tiek baugu, nes mes galim kažko, sakau, nežinoti, arba mes anksčiau ir vėliau sužinosim viską, bet klausimas kada ir kuo mes greičiau sužinosim, net ir visus blogus dalykus, o ypač blogus dalykus, tuo mes greičiau galėsim juos paversti gerais ir pakeisti, kas, aišku, sakau, bus įmanoma ten, gal jūs ten sugalvosit tokių iššūkių ir tokių norų, kad mes negalėsim jų realizuoti, bet viskas, kas įmanoma, tai tikrai ir čia toks labai norėtųsi tokio bendradarbiavimo ir, sakau, bendrai pasakykit, nebijokit, viską ir mes tikrai išklausysim, reaguosim ir pakalbėsim, jeigu reikės, žodžiu, kurkim bendruomenę kartu, bandykim būti viena didelė šeima ir kažkaip tikiu, kad kelių metų bėgyje tai bus tokia norma ir mes visi vaikščiosim vieni pas kitus, visi džiaugsimės, visi lankysim visas studijas, pažinosim trenerius, pažinosim žmonės ir kažkaip, viskas tikrai bus labai galutiniam variante smagu ir fainai. Tai man sunku kažką ir bepridėti, šnekutė mano. Jo, jeigu norit pašnekėti mano. Tai va. Taip, kad ačiū turbūt šiandien uždėmesi, neužtęsim, labai džiaugiuosi, kad taip trumpai mums čia ir pavyko, tai neužėmėm jūsų ilgo laiko, o jeigu ką, kaip ir sakiau, kreipkitės ir kažkada turėsim sekančią kokį įdomesnę tematiką, vėl pasimatysim laivą, o dabar kol kas susitiksim jau treniruotėse, vienaip ar kitaip, kažkur gyvai tikrai pasilenksim. Taip, kad ačiū jūsų dėmesį, mėlyje, jeigu turėsit, rašykit viskas, viso ir gražaus visiems vakaro. Iki!